Atrodo, kad kas 10 Lietuvos gyventojas kalėdų dovanom šiemet išleis daugiau nei pernai. Tačiau niekas nesuskaičiuoja, kiek laiko mes sugaištame grūstise to kalėdinio stebuklo ieškodami. Taip pat statistika neužsimena apie tai, kiek yra žmonių norinčių išvengti kone prievarta tapusios dovanų pirkimo manijos. Apie tai Rūta Stalionytė. Kalėdos tai yra tas magiškas laikotarpis, kuris ateina turbūt žiemą, bet jis egzistuoja visus metus. Šio laikotarpio metu tiesiog žmonės tampa geresni. Jie galėtų ir paprastai būti geresni, bet būtent tos šventės ir suteikia tą nuotaiką. Iš tiesų, mes kiekvieną dieną galėtume paversti kalėdomis. O kiek svarbu per kalėdas yra dovanos? Nulis, visiškas nulis. Svarbiausia yra bendravimas ir žmogus, kuris nori tau dovanoti. Svarbiausia yra tas noras, kad tu nori kažką kitam žmogui gero padaryti. Iš tiesų kalėdos yra prekybininkų sugalvotas triukas? Ne tik prekybininkų. Čia galbūt žmonėms sukelt džiaugsmą. Jeigu žmogui sukelia džiaugsmą gerą prekę, tai reikia jam padaryti. Žmonės ir padaro, bet čia pagrindė prekybininkam didelis pelnas. Vieniems dovanos svarbi labiausiai laukiamos metų šventės dalis. Kitiems tai galimybė pasakyti ir išgirsti mielą žodį. Vis tik, prieš didžiasias metų pabaigos šventės sunku išvengti vadinamojo kalėdinio bumo, beatodairiško pirkimo vajaus. Juk gatvės ir parduotuvės pilnos kalėdinių nuolaidų nuolaidėlių, juk prekybininkai žino, gruodžio mėnesio ekonomikos varomoji jėga, visų mūsų galvose kirbantis klausimas, ką dovanoti šeimai, draugams, bendradarbiams. Kodėl žmonės perka kalėdinės dovanas? Sunku pasakyti, gal nori kažką tai labai gero padaryti kitam, gal atminimui, o gal tiesiog ir paprotys kažkur tai likęs kažką tai dovanot, kad kiti metai būtų mums laimingesni. Kalėdinius pirkėjų įpročius atskleidžia sociologiniai tyrimai. Lietuvoje dovanas renkame spontaniškai, chaotiškai ir esame potencialios kalėdinių akcijų, atrakcijų aukos. Ką tiksliai pirkti, planuoja tik kas 7. Savo rankomis dovanėlės gamina vos 3% apklaustųjų. Anot statistikos, žmonės vis dar atsargus ir gruodį nesišvaisto pinigais kaip iki krizės. Bet jau gerą mėnesį kalėdas skelbiančios prekyvietės pilnos žmonių su kupinais maišais. Kaip ir pernai, kaip užpernai grėbėme viską, kas bent kiek gali atitikti dovanos sampratą. Tik 14% tiksliai žino, kam ir ką pirks. Tai reiškia, visi vartotojai yra potencialas būti paveiktiems tiesiai parduotuvėje. Taip, kad čia, aišku, labai yra didelė rinka pardavėjams, jiems yra labai daug neapsisprendusių klientų, tačiau gyventojai gali, taip spontaniškai pirkdami, labai išpūsti savo išlaidas. Šventinis pirkimas nebūtų toks stichiškas, jei apie kalėdų švenčių atributus galvotume, juos planuotume ir pirktume po truputį visus metus. Tada netaip kenčia piniginė, neperkame šlamšto ir nereikia stumdytis perpildytose parduotuvėse. Daug buvo kalbama tos 2 metus, kaip visi jau čia turėtų sutaupyti ir pradėkime kepti sausainius ir pradėkime virti uogienės ir, žodžiu, jau savo parodykime dėmesį ir bus visi labai apsidžiaugs nuo mūsų rankų darbo dovanomis. Tai mūsų apklausa rodo, kad taip elgiasi vos 3% gyventojų. O kodėl, kaip manot? Todėl, kad tai reikalauja laiko, pastangų ir yra daug paprasčiau nueiti į parduotuvę ir nupirkti kažkokį niekniekį, nei padirbėti truputėlį namuose. Tačiau prieš kalėdinį laikotarpį turbūt visiems labai svarbu suprasti, kad akcijos ir visos rinkodaros priemonės yra tam, kad vartotojas susigundytų ir daugiau išleistų. Todėl galime mes šiek tiek ir padirbėti, namų darbų padaryti ir pasiruošti tam apsipirkimui. Jei tik dabar paskutinę akimirką ruošiatės į kalėdinį žygį po parduotuves, Odeta pataria. Planuokite, ką pirksite, ieškokite reikalingų dovanų, neviršykite numatyto biudžeto ir nesiveskite į parduotuves visko norinčių vaikų. Žodžiu, kalėdinėje pirkimo psichozėje pasistengkite išlikti praktiški ir racionalūs, bei sugalvokite, kaip pradžiuginti mylimus žmonės tikrais dalykais arba nieko nepirkdami. Mūsų šalyje niekam nieko nedovanoti ruošiasi beveik 6% gyventojų. Suprantat, iš tikrųjų, kalėdos tapo ne šeimos švente, iš principo tapo pirkimo švente. Perkam. Prekybininkai ir gamintojai atrado čia savo gerą nišą. Kažką tai reikia padovanoti. Tai prigaminam simbolių visokių. Kiškučiai, zuikučiai, ten visokie angeliukai, kurie, iš principo, tikrai niekam nereikalingi. Ir jie turi tik tai simbolį tos emocijos, sakykime, meilės kitam žmogui. Bet tik tai simbolį.
Vietoj meilės mes dovanojam arba duodam, meilė irgi tas objektas, kai duodi kažką, jo, duodam simbolius. Pasikeiskim paprastom dovanom. Visus pagirimus, kurių per metus neįsakėm, nes nemokėjom arba nenorėjom, laiko nebuvo, galima surašyti ant popieriaus. Taigi būtų baisiai smagu. Baisiai. O gal net labai. Pasak Arvydo, atėjo metas keisti Kalėdų švenčių įvaizdį į sampratą, kad šiuo metų laiku svarbiausia vienas kitam suteikti kuo daugiau dėmesio. Gal ir dovanomis jų reikia, jos svarbi meilės dėmesio išraiška, bet tebūnie tai ne tik daiktai, bet ir buvimas kartu, paslauga, apkabinimas. Juk to, kas iš tiesų padarytų jūsų mylimuosius laimingais, neparduodama, net per Kalėdas. Įsivaizduokit, gaunat, pavyzdžiui, Kalėdoms dovaną iš savo brangiausio arba iš bendradarbio. Popieriaus lapuką, gražiai supakuota, ten su kokia nors snaigė, dar su kuo nors užklijuota. Atplėšėte, ten parašyta. Brangioji, šį pusmetį automobilį plaunu aš. Jau minėto tyrimo duomenimis praktiškas dovanas šiemet dovanos apie 40% lietuvių. Vienai dovanai planuojame skirti apie 10 litų. Kiti europiečiai linkę pirkti praktiškas dovanas, kosmetiką, dovanų kuponus, knygas. Ir planuoja šventėms skirti 3% mažiau pinigų nei pernai. Tie, kurie neturi, tai svarbiausia turėti tų daiktų ir dar kažko. O jeigu neturi ką valgyti, tai natūralu, kad pati geriausia dovana bus ten koks nors sumuštinis. Šiuo nekalbu su ikrais. Sagė iš skutelių mano daryta irgi va, kaip gražiai gali. Tai viskas, net menkiausia traižėlė gali tapti gera dovana. Taip, visko čia gali. Važiuok, man tai šitai labai patinka. Romantikai arba labiau vertinantys ne daiktus, o kalėdų jausmą pasirinks kitaip. Kaip ir žinoma drabužių dizainerė Daiva Urbonavičiūtė. Seną knygą, mezginį, iš pajūryje rasto akmens pagamintą papuošalą. Tai kitokios dovanos, jų nerasi masinio vartojimo prekių parduotuvėje. Kai tu gamini daiktų, tu apgalvoji, apie kam tu gamini daiktą. Tiesiog, žinai, kai gamina daiktus tiesiog. Bet aišku, vis tiek tai tada toks kitoks, toks masinis yra. Vis tiek tu kiekvienam žmogui tu vis tiek pritaikai. Sakai, šitas labiau tas spalva tam, tas medžiagiškumas tam. O gal tam žmogui nereikia dovanos, tada parašai, žinai, nuperki kokią knygą gerą. Čia toks mini. Va, kaip taip pasidarysiu, jis rytoj šokti Lindy Hopą, tai susiseksiu savo plaukus. Ir dabar... Čia aš aišku nesakau, kad čia visiems, bet čia iš tiesų vienas iš sprendimų, nes iš tiesų čia smulkmenų. Pasak Daivos, šie dalykėliai tai būdas išvengti pirkimo bumo, vertingiausia kalėdinė dovana, perduodanti geras mintis ir artimo žmogaus šilumą. O didžiosios žiemos šventės jos šeimoje laukiamos ne dėl dovanų, o dėl galimybės bent savaitį pamiršti darbus ir pabūti su savais. Tam nereikia milijonų arba kinų gamybos niekučių. Juk net eglutę daug smagiau puošti žaislais, turinčiais istoriją. Kažkokiam gyvenimo etape draugai dovanoja kalėdinius žaisliukus. Tai yra geri simbolika, nes tu kiekvieną kartą kabinamas tą žaisliuką ant eglutės, tu prisimeni, kas tai padovanoja ir kad būtent tai yra tai progai, kad būtent tai yra kalėdinė dovana. Iš tiesų man svarbiau emocija, jausmas, ta prasme, kažkoks kitas buvimas. Aš manau, tai yra dvasingiau ir ilgiau, man patinka ilgesnis buvimas ir bendravimas. Beje, neapgalvotas vartojimas prieš žiemos šventės pavojingas ne vien dėl to, kad per daiktus nebematome žmonių. Kalėdinių pirkimų grūstyse atminkite, po švenčių bus sausis. Metas, kai didžioji dauguma tautos gyvena ne iš savo kišenės, nes visus pinigus iššvaistė gruodį, pirkdami plastikinius niekučius. Iš tikrųjų, kalėdos turėtų turbūt būti tokios, kad po visų švenčių, turiu galvoje ir kalėdas, ir naujuosius metus kūčias, tokios, kad po naujų metų mūsų nekankintų finansinės pagirios. Mes turime gyventi pagal savo galimybės ir turbūt suprasti tą kalėdų ir prasme. Ar tikrai reikia tiek tų dovanų, ar tikrai reikia dovanų, kurias paskui žmogus nukiš į kažko į spintą ar bandys kažkur išsikeisti, o dar galų gale bandys ir padovanoti kam nors. Kada vis dėlto daugiau džiaugsmo, ar kai tas dovanas randam ir pradedam vynioti su tuo, o kas čia bus? Ar jau kai išvyniojom ir radom, eilinį niekam nelabai reikalingą daiktą, gera dovanėlė. Akivaizdu, kad tas ieškojimas, tas būsimo atradimo jausmas, jisai daro mus daug laimingesniais.
Va, ir ne pati dovana, o tiesiog apsikeitimas, laukimas tos dovanos. O jums svarbu gauti dovanų per Kalėdas? Galbūt ne tiek svarbu, kiek malonu. Tai yra kaip sudėtinė dalis to šventės, bet jokių būdų ne pagrindinė. Šiandien tiek, mes susitiksime lygiai po savaitės kitą trečiadienį 22:20. Na, o kol kas neišlaidaukite be reikalo. Iki. Aš atsiprašau už tokį įsireiškimą, bet net ir šiukšlės, kurios nereikalingos, reiškia, ir tos prasiduoda. Prieš Kalėdas. Švenčių proga. Šitas daikčiukas, tas mano išganimas yra. Aš džiaugiuosi jo,